Ar tikrai pažįsti tą, kurį vadini aš? Kas kalba tavo vardu, kai pasakai aš noriu? Kas nusprendžia, kada tylėti, o kada gintis? Dauguma mūsų niekada nesusimąsto. Mes gyvename tarsi automatiškai, laikydami savo vidinį balsą savaime suprantamu. Nes tas balsas galbūt ne tavo. Ego nėra tavo tapatybė. Jis nėra tavo esybė, vertybės ar siela. Jis yra pozicija, kurią tavo sąmonė priima, kad galėtų funkcionuoti pasaulyje. Galvok apie jį kaip apie psichologinį vartotojo profilį. Tai per ką tu save išreiški, sprendi, apsisaugai. Tačiau šis profilis nėra neutralus. Jis formuojasi iš to, ką išmokai, ką norėjai paslėpti ir ką tikėjai, kad kiti pamatys. Kai žiūri į pasaulį per ego, matai ne realybę, o tai, ką ego leidžia matyti. Ir tai problema. Nes ego nenori matyti visko. Jis vengia to, kas jam nepatogu. Emocijų, abejonių, šešėlio, pasąmonės. Dar daugiau. Ego dažnai nėra visiškai tavo. Dalis jo suformuota aplinkos, tėvų, kultūros, visuomenės lūkesčių. Mes vadiname tai persona. Socialinė kaukė, kurią išmokstame prisidengti. Problema kyla, kai tapatiname šią kaukę su savimi. Kai pamirštame, kad tai tik dalis, laikina, naudinga, bet ribota. Bet vienišas ego ilgainiui praranda orientaciją. Jis neturi vidinio veidrodžio, todėl pradeda manyti, kad tai, ką jisai mato, yra viskas, kas yra. Ir tada jis tampa centru. Ne tik žvilgsnio, bet ir visatos. Jo konstrukcijos tampa absoliučios. Aš esu teisus. Tai, ko nesuprantu, pavojinga. Tai, kas mane sužeidžia, neteisinga. Šešėlis – tai ne mano. Tai jų tamsa. Kritika – ne pamoka, o puolimas. Kitokia nuomonė – ne išplėtimas, o grėsmė identitetui. Ir štai tada ego tampa ne tik centru, bet ir sargybiniu prie vartų. Jis stato sienas ne tam, kad apsaugotų tiesą, o kad apsaugotų save nuo tiesos, kurios dar negali priimti. Ego tada ginasi. Ne iš piktos valios, ne todėl, kad nori pakenkti. Jis ginasi todėl, kad bijo būti pažeistas. Viduje jis nestiprus. Jis įsitempęs. Ne visagalis, o vienišas. Sužeidžia žodžiu, tylėjimu, ironija ar atstumimu, kol dar nebuvo sužeistas pats. Tai atrodo kaip agresija. Bet iš tikrųjų tai išsigandusio vidinio vaiko gynyba. Vaiko, kuris kažkada neišmoko, kad jausti yra saugu. Kad pripažinti klaidą nėra mirtis. Kad būti netobulam dar nereiškia būti nemylimam. Ego nemoka to. Todėl jis kuria šarvą. Ir kuo trapesnė šerdis, tuo storesnis šarvas. Tai nėra blogis. Tai yra baimė. Tai ne puolimas, bet refleksas. Psichikos bandymas išgyventi pasaulyje, kai atrodo, kad kiekvienas jausmas lygų pavojus. Bet šis bandymas veda į kančią. Nes šarvai saugo ne tik nuo skausmo, jie saugo ir nuo artumo. Štai kur drama. Ego gelbsti tave nuo sužeidimo, bet tuo pačiu neleidžia tau būti tikru. Kai ego nepastebi savo šešėlio, jis neišnyksta. Jis persikelia į išorę. Šešėlis tada tampa jie. Kitoks žmogus, kitokia nuomonė. Tai, ko ego negali pripažinti savyje, jis pastebi kituose. Ir kuo labiau viduje atmeti, tuo ryškiau išorėje regi. Taip ego kuria pasaulį iš fragmentų, kuriuos pats atmetė. Tu staiga pagauni save. Tai mano pyktis, tai mano baimė. Ir ta akimirka, nors skausminga, yra išlaisvinanti, nes pirmą kartą nebereikia gintis. Ne viskas, kas sukelia diskomfortą, yra grėsmė. Ne kiekvienas pojūtis kaltinimas. Tu pradedi matyti save. Ne tik tą dalį, kurią rodėjai pasauliui, bet ir tą, kurią slėpėjai net nuo savęs. Ego neišnyksta ir jis neturi išnykti. Jis yra būtinas kaip pradžia, kaip kryptis, kai dar nematai visumos. Kaip kompasas, kai dar neturi vidinio žemėlapio. Tačiau brandos momentu jis nusileidžia. Ne todėl, kad būtų nustumtas, o todėl, kad pagaliau atpažįstamas kaip dalis. Ego nėra tavo aš. Tai tik taškas, iš kurio žiūri. Pirmas poslinkis įvyksta, kai suvoki, tai, ką laikiau savimi, yra tik viena iš mano pusių. Tik pozicija. Klausimas sau.
Kas manyje iš tikrųjų kalba, kai sakau aš? Ego ginasi ne todėl, kad blogas. Jis gina tai, kas jautru, trapu, neprimta. Gindamasis, jis projektuoja šešėlį, baimę, pyktį, kaltę. Klausimas sau. Ar tai tikrai apie juos, ar apie mane, kurio dar nepažinau? Ego ne priešas. Jis buvo tavo pradžios gidas, bet dabar gali žengti toliau. Nes tu jau girdi kitą balsą. Ta, kuris nekalba garsiai. Ta, kuris neteisia, kuris stebi. Ir staiga pasaulis tampa tylus. Netuščias, o gilus. Neaiškus, bet tikras. Ir tu nebebėgi. Ne todėl, kad viską žinai, o todėl, kad pagaliau esi su savimi. Nekovodamas, netaisydamas, o būdamas.